Sveiki, su jumis nardymo centras Diamond ir aš Virginijus ir šiandien pakalbėsim apie smulkmenas, kurios gali būti naudingos. Pakalbėsim apie tokį žemo slėgio šakutuvą arba spliterį, kam kas labiau patinka. Va toks šakutuvas ir jisai skirtas tam, kad iš aukšto slėgio pirmos pakopos reguliatoriaus mes galėtumėm padaryti vietoj vieno išėjimo 2 išėjimus. Na, logiška paklaust, kam to reikia, nes dažniausiai reguliatorius turi daug žemo slėgio portų ir į tos portus galim susukioti savo žarnas taip, kaip mes norim. Tačiau ne visada tai yra patogu. Kaip pavyzdys, va čia pasidėjau reguliatorių su daug žarnų ir tarkim, jeigu aš iš šito reguliatoriaus norėčiau pasidaryti savo staginį reguliatorių ir jį sukomplektuoti taip, kad šito žarnos visos žiūrėtų į apačią ir jeigu man būtų poreikis tų žarnų turėti daug, tai nelabai išeina visą šitą reikalą padaryti sklandžiai. Kai kurios žarnos žiūrės į apačią, kai kurios žiūrės tam tikrų kampų. Kai aš visą šitą reikalą sudėsiu, nebus patogu, nebus gražu, jos styros į vieną į kitą pusę, ilgainiui įsisplakstys po vandeniu, bus nefaina. Na, kamgi man tokio šakutuvų įsireikia ir kur aš jį naudoju. Tai aš pradėjau ieškoti savo šito pritaisėlio, tuomet, kai norėjau susikonfigūruoti, padaryti tokią labai švarę, gražią konfiguraciją savo balautinio baliono, su kuriuo aš nardau su rebrizeriu. Čia kaip pavyzdys yra 5,7 litro nedidelis balautinis balionas. Naudoju MK19 reguliatorių, pas kurį ir taip yra va čia ta besisukiojantį galva ir kaip ir visai nemažai yra žemo slėgio portų. Bet man prisireikė daugiau naudotojų ir aš panorėjau, kad jie pas mane būtų labai gražiai taip streamline sukonfigūruoti, kad žemyn žiūrėtų žardos ir nestyrotų į visas pusės. Ir pasižiūrėti, tiek pas mane čia daug naudotojų ir jie man visi reikalingi. Na tai pirmiausia, mes čia turim antrą pakopą. Antrą pakopą pas mus irgi gražiai va taip nueina į apačią. Žarna prisitvirtina, nu va taip viskas labai fainiai gražu. Ir taip pat, kam aš jį naudojau, tam, kad čia galėčiau prijungti dar 2 vartotojus. Tai pirmas vartotojas yra pas mane Off-Board Gas Connection System, ta prasme žarna, su kuria aš galiu šitą balioną prisijungti tiesiai prie rebrizeriaus. Va štai jinai. Ir taip pat turiu dar vieną žemo slėgio žarną su greito atsijungimo jungtim, kaip mes naudojam prie BCD. Su šitą žarną aš galiu ją naudoti tam, kad galėčiau prijungti prie kito rebrizerio, jeigu yra toks poreikis. Arba tam, kad galėčiau po vandeniu, šaltam vandenį išleisti SMB iš didelio gylio, kas yra tikrai labai faina. Ir taip pat čia pas mane yra žarna, kuri prijungta iš centrinio porto. Ir šita žarna pas mane maitina sausą kostiumą. Tai va tokia, aš sakyčiau, labai švari, graži konfigūracija, kur viskas yra tvarkinga. Ir jinai padaryta dėka va šito šakutuvo. Ir kadangi filmuoju šitą video ir pas mane yra stage'as, tai tiesiog noriu parodyti, kaip teisingai tas stage'as yra surenkamas. Nes labai dažnai matau, kad žmonės surenka stage'ą, prijungia reguliatorių belekai per tą antrą pakopą, sklaidos po vandeniu ir ten velkasi iš paskos, dublų ir taip toliau, žodžiu, labai nefainai. Tai žiūrėkit, va čia yra paprastas staginis reguliatorius, irgi naudoju MK19 Skubapro, yra
manometras ant trumpos žarnos ir antra pakopa. Žodžiu, antrai pakopai naudojama žarna 1 metro ilgio. Dabar ant baliono aš čia turiu 2 gumas. Šitų gumų pagalba mes tvirtinsim žarną. Ir pažiūrėkit, kaip visas šitas reikalas gražiai susitvarko. Nu, pirmiausia, prisukam reguliatorių. Dabar pažiūrėkit manometras. Manometrą su guma galima tvirtinti taip, kad jisai žiūrėtų į vidinę pusę ir naras matytų iš karto savo parodymus. Ne? Bet mane visai neerzina, jeigu reikia tą manometrą atsilenkti ir pasižiūrėti. Aš jį palieku taip, kaip yra, ir slėgis jį, kai šitą žarną užsipildys slėgiu, tai jį taip ir bus prispausto prie baliono, jisai bus va šito vietoje. Dabar antrą pakopą. Kaip mes ją čia organizuojam, kad ji būtų tvarkinga. Žodžiu, kandiklis, jisai pas mus gyvens po žarną. Aš va į pradžioj taip ir pritaikau, kad jis čia bus pas mane po va šitą žarną. Va tai. Gerai. Tada imu žarnas ir įkišu jas pro gumas. Pro vieną ir pro kitą. Dabar, kaip minėjau, kandiklis pas mus turi atsidurti po šitą žarną ir jinai jį laikys, neduos jam iškrist. Dabar, kad sistema būtų stabilesnė, aš šitą gumą pakeliu aukščiau, kad jinai prilaikytų antrą pakopą. Va taip. Manometras taip. Pasižiūrėkit, manometras. Antra pakopa. Viskas labai tvarkinga. Žarna niekur nesusiraizgė. Labai gražiai žiūri į apačią. Atidarom slėgį. Jeigu mes jį naudojam kaip dekompresinį balioną, tai užpildėm sistemą slėgiu ir užsukam. Ir va, pasižiūrėkit, po vandeniu šitas dalykas atrodys va taip. Va. Labai gražiai tvarkingai. Kaip minėjau, dažnai nardau ir matau, kad ta pakopa va taip va velkasi po vandeniu, kas yra tikrai negerai. Tai visiems rekomenduoju skirti kokią pusę minutę laiko ir susitvarkyti savo stage, taip, kad jisai būtų naudingas. O tiem, kurie nori pajungti daugiau žemo slėgio vartotojų prie savo reguliatoriaus, rekomenduoju naudoti tokios žemo slėgio šakatuvus. Jie tinka praktiškai prie visų reguliatorių ir jų dėka taip pat galim pasiekti tokios gražios, švarios konfiguracijos, kai visos žarnos tvarkingai, viena kitai netrukdo, žiūri ten, kur reikia žiūrėti ir nebalbatuoja vandenį. Šakutuvas gali turėti daug aplikacijų, taip pat tiem žmonėm, kurie naudoja side mountą, ten irgi gali būti labai įvairių variacijų, kai mes norim padalinti žemo slėgio portą ir padaryti taip, kad žarnos iš to porto žiūrėtų į vieną pusę, maždaug taip kaip šitą mano balionę. Tai jeigu kam reikia tokio šakutuvo, kreipkitės, padėsim, saugių nardymų visiems ir iki sekančių.